Sveiki, tungakai, lavonbačiai, aborigenai, žodžiu, atjobinam šiandien su Modė, su kolega prie Nevėžę, įsipyst ragą dar kartą. Filmuoju valaidą, bus rago įsipysimas 2. Žodžiu, ką, maišam pisauta pisauna, 8:30 vakarą, išdrymą, arachisą pysam. Tada įpisam karpelytą. Ir dar įpisam arachisą. Ahuėni, pašariukai, receptukai ir let. Sėdėsim per naktį, laida bus, pagausim, nepagausim kokią bybę, blėt, gal ir kūjitą sasalinsim, gal ragą įsipysim, ada kokį bybį pasmaukysim, žodžiu, va. Makyta, blėt, prasuka sausą, pysam kają. Tai yra taisyklingas jauka išmaišymas, būtent toks, taip jaukas paima degonės, bilę kokią kitą bybę. Va, taip yra maišomas jaukas, tai yra pamokas pradedantiesiam ir profesionalam tinka irgi, kurie nelabai supranta, kaip jauką maišyti, tai va, aš jums parodu. Va, pys, prasukai, išsukai, nahui, vsio. Dar įpisai, va, čia nereikia žiūrėti, va, protenoskuoji, nahui. Va, pys, nahui. Op. Viskas, vsio. Jaukas pisauta pisauna užmaišytas, aš jobinsiu toliau. Sėsiu prie kelmo, taip sakant, kelmas prie kelmo, Modė sės čia. Čia žiūrėk, atskryda meisterė. Eik tu nahui. Nu, šiandien tik tais po tokią būdų išausim. Kaip sakant, negali mest donkės, kol neįpisai iš karbonkės. Nahui. Ką, būkit sveiki lavonbačiai ir tungakai, labiau tungakai lavonbačiai. Zajabys, dabar galima pradėti pyzdinti vietą. Žiūrėkit, rankas, blėt, kaip šūdu aplipusias. Dar prasukam, vsio, hujerinu į točkę. Pisau į savo točkę, kaip sakant, kelmus sėda prie kelmo, va, hujenus kelmus vandenį, kaip ir priklauso, iš tikrųjų, man. Ką, vakarėjai jau, vėlokai atvarėm, žodžiu, pakuosios botkačius, ryšiu, blėt, karmuškės, pysiu tą, pysiu aną, įjobinsiu donkis, alausiu įpisau gramą, šiandien daugiau negersim, po vieną butelį turim, šiandien žvejosim. Aišku, greičiausiai įsipysim ragą, bet niekada nesakyk bet. Nevėžis gražus, ant lauko vėjus achuėnus, čia užuovėje, blėt, atrodo, kur tas vėjas gali būti, iš kokios puzdos pūsti, iš tikrųjų pučia. Vsio, donkės sujobintas, abi, porą permetimų padariau kol kas. Vakaras idealus, nors, kaip sakiau, išeinant lauką, tai kur va jobina, kaip turi būti, ką. Meisterė, šiandien tik tiek, pasėdėsim be alkoholio, parūkysim Winstono kontrabandas. Ant saulėlydžio, žiūrėkit, kokį pūtą. Matot, kokį nubėga, norėtumėt kurvą pavydyt, natai. Ką, prisidegt makorkę. Kolega ten toliau, šiandien atskirai, nevaikščiosim viens prieš kitą, nebus festivalio, nebus balio, nebus pizbalio. Pasaka. Kažko nelabai iš tikrųjų ir tikiuosi, kaip pradžioj laidos sakiau, greičiausiai bus rago įsipysimas, o gal ir nebus, va bibi, žinot, sunku pasakyti. Nes naktis bus achuėnai šalta, čia pas mus rodo iki
4 laipsnių net nukris, tik tai, kaip sakant, nepajobinės nežinosi skonę. Bet įdomu, blėt, va sėdžiu prie kelmo, kelmas prie kelmo nahui. O, žiūrėkit, kliovus ant to, aišku, nahui. Vienas dalykas yra hujovus, kad šiandien darausi, supistai hujovai, kad metu prieš srovę nahui. Srovė į ten, o aš į ten. Ta pusė manėra, kur mes, ten dabė šlaitus, skardis tas naina. Į 3 metrus beveik, aš nuo ten pusantrą kažkur ant skardžio, taip į tą pusę, tai nueina sekluma tiesioji, va ten, blėt, žolynai, linynai, šuinynai. Platformą vėlgi naudoju tą pačią ultralight, kaip sakant, ištobulintas, ovalus kaip tik va šikiniai padėt, tasai, blėt, krėslas, sukiojasi į šonus, taip galima atversti, taip. Susiskleidžia patogių, kompaktišką platformytę su galimybė nusimyšti arba rankenai panaudoti. Kotus, aišku, rėmėja tubertinį, Vantage fideriukus, ahujenus, 330 metų. Kitas Flexus fideris irgi. Tubertinė tašelą, ahujena, toras, deklas, blėt, pagaliau toras uždoneitina metų žuvį dėt sietką. Kai į rangytę, blėt. Dar kartą sveikatą visiems. Sėdžiu toliau, kol kas kliova nėra, o kai nekimba, reiškia, nieko daryti nereikia. Nei vargt, nei to, nahui. Sagurkšnoja aliukas, saulėlydis toliau tęsiasi. Eisiu iki kolegas pasižiūrėti. Čia girdėjau, ešeriukus gaudo. Nu, ešeriukus tai yra tas pats kaip dibukas. Būkit sveiki. Nu ką, pirmą turiu, tik pakalbėjau apie pizdos durimą, iš karto armatūržuvė užkyba. Gal ir ne armatūržuvė, kažkoks tai slimakas, nu nedidelis, bet jau rėžia, kaip turi būti. Ir tą patį atsikabina. O kas? O, blėt, aš galvoju jau įpisau kažką. Tai palauk, tu trauk mano tas. Kaimyną pagavo. Pasirodo, su spiningistu pasigavom. Nu ką, pirma armatūržuvė, aišku, tokia nukriošus, bet jau armatūržuvė. Prieš tai įkaliau spiningistą, pasitampėm, blėt, kaip lydys su armatūra. Nu ką, turim dar vieną, biškį jau didesnę. Blėt, prožiukas išsikrovęs, kažko tai nepakroviau. Jeigu man pavyks jį išimt, nes kurva tokius pysa, kad ir man nepatinka iš to nato. O. Vis tik turim. Gražas. Žiūrėkit, jau didesnis.
Matot? O. Jau didesnė armatūržuvė, blet. Pasižiūrėkit, kokį kurvą. Apsišykus, apsikakojus, nachui. Ką, blet, naktis, beveik pilnatis. Dar porą įpisau, tai iš viso 5 turiu. Ešerį pagau naktį vieną dar, žodžiu, dubienę. Dabar tokie, blet, kibimai, kurva. Sėdi, jis per pusvalandį koks kliovus iššauna, viskas, na. Kalibras irgi toks bibidėjų, na. Didžiausias gal virš kyla vienas armatūržuvis. Stirnas, blet, krūšas anam krante, blet, laksta, baido, na. Čia aišku, ta vieta irgi tokia prieš srovę metimus gaunas. Nu, hui paimioš. Ko tas stirnas, blet, ten veikia, bibi žino, naktį vandenį. Nu ką, nieko, nuobodžiai sėdžiu savo. Faktiškai rago įsipisimas irgi biški geriau negu praeitas kartą, bet... Nu ką, tungakai, viskas, baigi žvejybą, be 24 ryto, šalna achujiena šiandien, paukščiai čiulba, bet, blet, visas laukas baltas, nors apsikakok. Žodžiu, ką, porą valandų jokio kliovo, 2 valandą gal po 2 buvo, pagau paskutinį nachui. Nieka gera, galima sakyti, konkretus rago įsipisimas yra. Keletas armatūržuvių, keletas šilpažuvių, dygliažuvė ten kokį vieną kitą. Nėra iš tikrųjų čia ko sėdėti, va ką pagau parodysiu. Kolega išpizdino namo anksčiau. Va. Matot? Kad čia nesimato. Žodžiu. Žodžiu, šalna, sušalau, drėgmė, chujiena visur. Sekanti žvejyba bus dumplažuvių, bibi žino dar kur. Bet jau užpisa tos nevėžės, pizdinu namo, renkuosi daiktus, paka.